Sveiki, šiandien sveikinu su jumis iš Enduro Fiestos, kurioje ruošiuosi dalyvauti, kaip turbūt matėte iš video aprašymo, nacionaliniai klasėje Enduro čempionate. Numeriai jau mocu užklijuoti, vežu iki techninės komisijos, paliksiu ir tada reikės eiti rengtis ir ruoštis. Tai žiūrim, kas čia bus. Nu ką, palikau motociklą Tech parke, kaip čia vadinas. Ir dabar lauksim savo starto laiko. Iki starto motociklo negalėsiu kur, turėsiu nusistumti jį, kirsti startą man nurodytų laiku ir tik tada kurtis. Tai mano dvitakčiui tas tikrai nepatiks. Nu, bet startuoju ne nuo greičio ruožo, tai reiškia, bus galima užsikurti ir pašildyti. Nacionalinėje LT turistus mėgėjus. Praėjo instruktažas, kuris sportininkam buvo labai trumpas, paskui laukiam savo startinių laikų. Tai kol aš laukiu savo laiko startavimai, galiu papasakoti, kaip vyksta varžybos. Tai mes gauname laikus, kurie nurodo, kada turime įvažiuoti į tam tikrus taškus. Tai pavyzdžiui, mano startinis laikas yra 12:08 ir būtent tuo metu aš turiu tą minutę įsivežti motociklą, prastovėti ir per minutę išvažiuoti iš to punkto. Toliau turiu į visus sekančius punktus nuvažiuoti man paskirtų laiku. Tai jeigu aš atvažiuoju anksčiau, turiu sustoti ir palaukti, kol mano laikas ateina ir tada jį važiuoti. O jeigu vėluoju, man užrašys ant lapelio, kada aš įvažiuoju į punktą ir tada tas vėlavimas turiu pasiskaičiuoti, kad persikelčiau į sekantį punktą irgi tą vėlavimą. Tai žodžiu, nėra čia tiesiog tik tai važiavimas, yra biški ir laiko sekimas ir aišku tie laiko ruožai, kuriuose reikia įvaryti kuo geresnį laiką. Tai jauduliukas yra, reikia susikaupt prieš startą ir po truputį judėti. Nu ką, jau stumiuosi mocę, biški nepavyko planas čia užsiklijuoti juostelės, nes taip prilipo prie to kartono, ant kurio buvau laikinai užsiklijavęs, kad paskui su visų popierium nulipo. Tai žodžiu, teks naudotis tą, kurią užsiklijavau ant peko telefonai, waterpeko telefonai. Ką, jauduliukas bele koks. Čia galima kurti, ar ne? Visiškai nedirba mano mocas. Šilumos radiatoriuose nejaučiu. Kaip nemėgstu. Slysta biški. Slidoka. Bandau spaust mocą su kojom. Laikytis daugiau iš kojų. Nepažiūrėjau kiek. Kiek kilometrų? 864, jau kelis nuvažiavau tikrai.
Nu va. Hop. Posūkis. Yra ką veikt, dirbam. A. Yra reikalų, toks įsitempęs važiuoju, atrodo niekad nevažiavęs. Kaip nugarytą užkirto. Atvažiavom į greičio ruožą, šiaip ne tai. Nu ką, į time control punktus tikrai vėluosim, nes buvo belio kokia eilė prie pirmo greičio ruožo. Tai dabar aš jau turėčiau būti įvažiavęs į time control, o dar tik tai laukiu, startuosiu čionai. Tai va, tai biškį vėluosim. Šiaip tai nepasiruošęs, bet gali... Ne. Nu bet ką padarysi? Ką padarysi? Ruošęs? Jo. 3, 2, 1, go! Kaip klimsta vaikeli. Tik neduok gazo. Eina mačia. Oje, tu vaikeli. Yra reikalų.
Žiauru. Nevaldau emocijų ant tokio smėlio klampaus. Baisiausia yra posūkiuose, nes nežinau, kiek galiu guldyti mocą, kiek sukt, kiek reikia greičio, visai nėra patirties. Biškai geriau lekia žmonės. O, šiaip ne taip. Pravažiavau. Žiauriai buvo sunku tam smėliu važiuoti. Kaip ir supranti, kad reikia sukt rankeną, bet labai nedrąsu, labai nedrąsu. Nu, bet gerai bent tiek, kad nei kartą nenusiverčiau. Važiavau savo... Man vis tiek tempas nekomfortiškas, bet savo tempu. Gerai, kol kas pastabdau ir jungsiu kur nors dar kitur. Blemba biški sunku stabdyti, kai toks kelias. Nenufilmavau, pravažiavau laiko kontrolės punktą. Bet, žodžiu, užrašė kažkokį laiką, tai tiek, kiek tenai vėlavau, turėsiu pridėti. Nu, dabar antras greičio ruožas. Reiks važiuoti. Čia mano labiau stilius, man patinka. Gal ne tai, kad aš greitas šiandien, bet man bent jau smagu. Aišku, čia turbūt visiems. Nieks nėra, kiek žinau, smėlio mėgėjas. Žiauriai cool.
Rankytė užsipompavo. Wow! Gerai vos nenuskridau. Žiauriai užsipompavo gazo ranka. Reik laikyti su kojom. Reik laikyti mūsų su kojom suspausta. Visada važiuoju kaip su mopedu 3 bėgiu. Blemba, stabdžiuką biškį užspaudžiu. Ne, nereikalingai. Beje, vienoj vietai, kur toks buvo peršokimas, tai vos neužlenkiau gazą, tiksliau aš jį užlenkiau, bet paspaudžiau sankabą, tai neišrovė emocijų iš rankų. Nu ką, važiuoju link kito laiko kontrolės punkto. Gali būt, kad čia jau bus finišas, nes 2 greičio ruožai, man atrodo, laiko kontrolės punktas per vidurį, o gal dar vienas ir bus. O, čia mūsų keliukas, kurio važinėjom. Nežinau, ar esu čia filmavęs, bet esame važiavę čia nemažai. Wow! Vaikeli, balynai. Seniai gerieji balynai. Čia atsimenu, kažkur yra išvažiavimas, pravažiavimas. Jo, čia liktai. Gerai, kad čia jau esu važiavęs. Tai nereik vienam grybauti. Viskas gerai? Važiuoju ir nežinau, ar ką nors komentavau, tai pasakysiu, kad dabar lekiu galbūt į finišą, nežinau. Tai jaučiu sustabdysiu filmavimą. Tai pasimatom sekančiam laiko punktą.
O tai kur čia važiuot? Aha, va kaip čia. O ten kažkur aplinkui negalima? Gal ten? Čia geras pelkynas. Pelkynas, durpynas. Žiauru. Wow. Čia tikrai žiauru. Biškį pailsėt, važiuojant. Sėdam ant priekio, visai ant priekio. Reik šitą nepamiršt. Opa, ne, čia negalima važiuoti. Reikia važiuoti per čia. Mano kamera liktai biškį įsikraudinėja, o batarkės palikęs finišę. Tai teks pasikeist. Kažkaip čia atrodo daugiau tų kilometrų negu galvoju. Dar vienas privalumas važiuoti atsistojus biškį aukščiau, matai. O čia liktai tas mažasis poligonas. Man reikia reboundo tikrai daugiau, nes labai išmetinėja mocą, išmetinėja labai galą. Bet dabar gal jau net nėra prasmės keisti, nes tuoj keisiu amortikus, bet tas bus kažkada sekantį video. Keista, kad čia nieks manęs nelenkia. Blemba, yra reikalų čia važiuoti. Bet kuo stipriau suspaudi mocą kojom, tuo geriau valdosi. Tuo stabiliau jisai važiuoja.
Gerai, kad neužsmigau. Visai čia įdomus keliukai. Bet aš nelabai suprantu, kodėl aš čia vienas atrodo važiuoju. Sorry, nespėjau nufilmuoti, kai pravažiavau per finišą, nes tiesiog atvažiavau, pasikeičiau batarkę, užsipyliau kurą ir žiūriu, kad jau liko pusę minutės, iki kada galiu išvažiuoti. Tai emoco net nespėjau kameros įjungti ir dabar vėl važiuoju greičio ruože. Nu tai tikiuosi nepramazinau, gerai čia viską susiskaičiavau, kiek ten reikėjo pridėti. Čia aš pasitaisysiu ir pasakysiu, kad važiuoju ne greičio ruože, o pravažiavime iki jo. Dabar yra puikia proga pašnekėti apie šių varžybų formatą. Taigi, turime 2 ratus, kuriuose yra pravažiavimai iki greičio ruožų ir laiko kontrolės punktai. Turime konkretų startavimo laiką ir turime konkrečius laikus, kada turime būti laiko kontrolės punkte. Tai reiškia, mes važiuojame, privažiuojame greičio ruožą, startuojame ir tada pravažiavę greičio ruožą ir užfiksavę jame laiką, važiuojame iki laiko kontrolės punkto, kur pasižymime ir turime atvykti būtent mums paskirtų laiku. Deja, kaip matėte, buvo didžiulis kamštis prie pirmojo greičio ruožo ir automatiškai aš jau vėlavau į laiko kontrolės punktą. Tad vėlavimą turėjau pridėti prie sekančio laiko kontrolės punkto, kuris buvo finiše ir jisai nurodė laiką, kada aš turėjau būtent kirsti tą punktą. Tai, kaip jau sakiau video pradžioje, visus laikus užsikrėvau ant savo mobilaus telefono vandeniui atsparaus peko. Jis atrodo štai taip. Kiti žmonės rašosi ant sidabrinės izoliacinės juostelės ir klijuoja kažkur ant bako. Deja, aš jos neturėjau po ranka, tai teko naudotis tokiu variantu. Nelabai patogu, bet kitą kartą žinosiu geriau ir būsiu pasiruošęs. Antrajame rate viskas buvo lygiai taip pat kaip ir pirmajame. Vienas iš sunkumų, su kuriais susidūriau, tai buvo ši bala, kurią apvažinėjau pirmajame rate, tačiau antrajame rate neprisiminiau tiksliai, kurioje vietoje važiavau aplink ją ir už tai bandžiau važiuoti kitoj vietoje ir gavosi sudėtingiau negu pirmąjį ratą. Po to sekė pirmas greičio ruožas antrą kartą, tai kitaip tariant trečias greičio ruožas, kurį įveikiau tikrai geriau negu pirmąjį kartą. Šį kartą nerodysiu, kaip važiavau, nes planuoju įdėti atskirą video, visiškai nekarpytą iš pilno greičio ruožo. Bet laikai palyginimui buvo štai tokie. O antrąjį greičio ruožą antrą kartą, arba kitaip tariant ketvirtą greičio ruožą, įveikiau praktiškai identiškų laikų. Tai, žodžiu, nei kiek nepagerėjo mano važiavimas, galbūt jau nuovargis prisidėjo, bet laikai atrodė štai taip. Dar vienas strigimas antrame rate buvo durpynė pelkėje, kurią matėte taip pat pirmam rate. Nežinau, vėlgi, neįvažiavau taip pat, kaip važiavau pirmajam rate ir įstrigau. Vieną kartą padėjau motociklą ištraukti kitam žmogui ir paskui tas pats žmogus turėjo man padėti jį ištraukti. Gerai, kad viskas gerai baigėsi ir per daug neužtrukau, bet aišku, jėgų tai buvo prarasta. Ar dar biški? O po to, žinoma, sekė finišas. Labai gerų rezultatų enduro čempionate pasigirti negaliu. Finišavau 48 iš 72 dalyvių nacionalinėje klasėje. Bet iš esmės nepergyvenu per daug, nes tai mano pirmos varžybos, nelabai žinau, kaip viskas vyksta. Ir tuo labiau dar tikrai trūko pasitikėjimo motociklo valdyme, ypač ant smėlio. Jeigu šį video pasižiūrėjai iki dabar, ačiū tau labai. Jeigu dar nesi pasubscribinęs, būtinai pasubscribink. Sekantis video tavęs laukia, tai žinoma tie, kaip sakiau, nekarpyti greičio ruožai, o po to irgi video iš pavasario, tai iš enduro ralio.
taip pat vykusio Rukloje. Bet tenai jau važiavau su pakeista amortizacija motociklo, tad pamatysite, kaip man sekėsi ten. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjot ir iki greito.